Sveiki, aš esu žurnalistas Tomas Loiba. Su manimi 2016 metų Rio olimpinių žaidynių baidarių bronzos medalininkas Edvinas Ramanauskas. Sveiki. Visada smagu sutikti olimpietį. Edvinas mums papasakos apie baidarių sportą. Ir baidarių sportą, ir kitas olimpinės sporto šakas galite stebėti Vilniuje prie Baltojo tilto esančioje fanų zonoje. Edvinai, dažnas žmogus painioja ir baidarės vadina valtimis, valtis vadina baidarėmis. Tai kaip ten yra? Kur esminiai skirtumai? Čia turime baidarę, su kuria mes startuojame. Čia turime irklą. Iš esmės, tai didžiausi skirtumai yra tokie, kad mes startuojame su tokiamis valtimis ir su vienu irklu. Akademinio irklavimo valtyse dažniausiai yra startuojama, vienas žmogus turi 2 irklus. Ir jie irkluoja 2 km distancijoje, mes irkluojame 500 1000 metrų ir kartais 200 metrų distancijose. Šiemet iš Lietuvos turėsim baidarininkų visose distancijose, ar ne? Olimpinėse distancijose taip turėsime ir vienvietę, ir dvivietę, ir keturvietę. Jeigu aš bandyčiau atsisėsti baidarę, tai greičiausiai viršiu iš karto, ar ne? Man įlipant tai atrodo paprasta ir lengva, bet žmogui nebandžiusiam ir neišmokusiam pairkluoti tai yra labai sudėtinga. Aišku, dabar ir dar ir bangos gan nemažos. Tai prireikia gan nemažai laiko. Galime sakyti, kad čia yra kažkas panašaus kaip važiuoti su dviračiu. Tik tais keletą kartų sudėtingiau. Na, iš esmės žmogus nepabandęs, neišmokęs, jis tikrai nepasėdės ir nepairkluos. Tai dabar laikant lygsvarą, įsitempia, kaip suprantu, kojos, nugara praktiškai visas? Tikriausiai niekas neįsitempia, bet vaikai, kurie pradeda irkluoti, tai tiesiog kūnas nesupranta, ką daryti. Nes, na, baidarė, kaip matote, yra labai siaura. Tai šonai, mano klubai remiasi prie šonus. Dažniausiai, kai sportininkas pradedantis, jis grėbėsi už borto ir iš karto apvirsta. Mes jau, kad jie išmokė irkluoti, remiamės tiesiog su irklu į vandenį. Ir taip balansuojam, kad išlaikytumėm baidarę nepakrypusią. O kaip su kojam tenais dabar nevairuoji? Aš dabar nevairuoju, nėra kur vairuoti. Bet vairas ten yra? Taip, vairas yra įspraustas tarp kojų. Kaip jisai veikia? Jisai veikia taip, kad man pasukus kojas į norimą kryptį, baidarė sukasi tą kryptimį. Iš esmės mes irkluojam tiesiai tą keliu ir jeigu vėjas pučia, reikia išlaikyti tiesią trajektoriją, neirkluoti šone takelio. Nenorint, kad būtum diskvalifikuotas, todėl tas vainirelis čia ir statytas. Ir beje noriu priminti, kad ir baidarių sportą, ir kitas olimpinės sporto šakas galite stebėti Vilniuje prie Baltojo tilto esančioje fanų zonoje.